Sveiki atvykę į mūsų B2F mokomąjį vaizdo įrašą. Šiandien nagrinėsime temą magiški Canva Pro DI įrankiai. Fono pašalinimas ir nepageidaujamų objektų ištrinimas. Šios funkcijos sutaupys jūsų laiko ir suteiks jūsų dizainui profesionalumo. Taip pat sužinosite, kaip keisti savo darbo dydį. Ši funkcija šiuo metu prieinama tik Canva Pro versijoje. Pradėkime. Prisijungę prie Canva, pagrindinėme ekrane pasirinkite dizainą, kurį norite sukurti tipą. Pavyzdžiui, spustelėkite Social Media, socialiniai tinklai. Tada Instagram post, Instagram įrašas. Norėdami išsirinkti nuotrauką, kairėje esančioje juostoje paspauskite Elements, elementai. Paieškos juostoje įveskite žodį Photos, nuotraukos. Ir pasirinkite patinkančią nuotrauką. Jeigu norite dirbti su savo daryta nuotrauka, kairėje esančioje juostoje paspauskite Uploads, įkelti failai. Tuomet paspauskite Upload Files, įkelti failus. Ir susiraskite norimą nuotrauką kompiuteryje. Pavyzdžiui, paspauskite Desktop, darbalaukis. Pasirinkite nuotrauką ir paspauskite Open, atidaryti. Spustelėkite ant įkeltos nuotraukos ir ji atsiras jūsų dizaine. Jei pasirinktoje nuotraukoje yra fonas, kuris netinka jūsų dizainui, galite jį lengvai pašalinti. Spustelėkite nuotrauką vieną kartą kairiuoju pelės klavišu. Kai tai padarysite, nuotraukos viršuje atsiras redagavimo įrankių juosta. Tuomet spustelėkite BG Remover. Canva automatiškai pašalins foną už jus. Jei iš karto to nematote, atsiradusioje įrankių juostoje spustelėkite Edit, redaguoti. Ir tada pasirinkite BG Remover. Nepageidaujamų objektų ištrinimas. Norite sutvarkyti smulkes nuotraukų detalės? Naudokite Canva įrankį Magic Eraser, magiškasis trintukas. Spustelėkite vieną kartą ant nuotraukos, kad virš jos atsidarytų redagavimo įrankių juosta. Tada paspauskite Edit, redaguoti. Ir pamatysite parinkti magiškasis trintukas. Paspauskite ant jo, suraskite objektą, kurį norite ištrinti ir laikydami kairįjį pelės klavišą apveskite jį. Ir spauskite Erase, ištrinti. Objektas išnyks. Šis įrankis puikiai tinka pašalinti nepageidaujamus objektus ir pakoreguoti nuotrauką taip, kad jie atrodytų tvarkingai. O dabar pakeiskime jūsų kūrinio dydį. Viršuje esančioje įrankių juostoje kairėje pusėje spustelėkite parinkti Resize. Keisti dydį. Pasirinkite kategoriją Social Media, socialiniai tinklai. Tada paspauskite Facebook Story, Facebook istorija. Ir Copy and Resize, kopijuoti ir keisti dydį. Canva automatiškai pritaikys jūsų turinį naujiems matmenims. Dabar liko tik atsisiųsti savo dizainą į kompiuterį. Viršutinėme dešiniajame kampe paspauskite Share, dalintis. Tada Download, atsisiųsti. Ir pasirinkite norimą formatą. Jei norite įkelti savo darbą į socialinius tinklus, rekomenduojame JPG arba PNG formatus. Na štai ir viskas. Puikiai valdėte Canva magiškosius įrankius. Įkelkite, pašalinkite ir keiskite dydį kaip tikri profesionalai. Ačiū, kad žiūrėjote. Ar jau pasiruošę kurti kitą šedevrą?